Produktų rinkiniai. Iš tikrųjų labai geras dalykas. Tie, kurie turi pastovius įvairius rinkinius, kaip dabar mes matome, šičia yra 3 rinkiniai, tai labai patogu, jeigu darote dovanų rinkinius. Ir kodėl yra ta sistema labai naudinga, nes jūsų rinkiniai, kurie susideda iš keletos skirtingų produktų, pavyzdžiui, paimkime kaip šaltukai paspaudus rinkinys. Matome paveiksliuką, jis sudaro 3 produktai. 1, 2, 3. Tie patys čia paveiksliukas. Kas yra labai gerai, nereikia sukurti atskiro produkto ir jeigu jūsų visas sandėlys yra valdomasis vidinėje sistemoje, tai kai tik parduodate visą rinkinį, nuo visų turimų likučių šitų produktų bendroje sistemoje nusirašo. Ir dabar sakykime taip, kad pažiūrėkime šičia, dovanų rinkiniai. Mes matome čia labai gerai, kad yra pavyzdžiai, likutis yra 2 vienetai. Ir jeigu mes parduosime šitą rinkinį, tai automatiškai nusirašys šitie likučiai. Tai mums rodo, kiek realus galimas padaryti taip rinkinių kiekis. Žinau, kad šitų yra liktais 5 vienetai. Bet tai yra smulkios detalės. Tačiau šitas dalykas suveikia labai gerai, nes tada jūsų vidiniai sistemoje jūs matote, kokių produktų jūs turite, kada parsidavėte. Nes didžiąją dalį žmonių, kurie daro klaidą, jie sukuria rinkinį kaip vieną atskirą individualų produktą. Tada, kai jį nuperka visą rinkinį, tada jiems reikia rankiniu būdu į kiekvieną produktą ir keisti jo likutį. Tai šiuo atveju tai vyksta viskas automatiškai ir jums lengvai ir paprastai galima sekti visus likučius. Tai ir matome, kad čia yra 2 vienetai pas mūsų likutis. Tai pardavus rinkinį rodys 1 vienetą. Jeigu parduosime atskirai šitą vieną produktą, tai automatiškai rinkinyje irgi pasikeis, kad yra vienas produktas. Automatiškai ir šičia pasikeis, kad yra vienas produktas. Tai reiškia, kad sumažinom tikimybę parduoti produktą, to, kurio jūs neturite arba negalit padaryti teisingai rinkinio ir tada nėra problema su sandėlio valdymu. Tai labai patogu, jeigu jūs darote įvairius šventinius rinkinius, galima prisikurti kiek norite, skirtingų įvairiausių kombinacijų ir jas pardavus, jums susitvarko visi vidiniai likučiai.